pasaulio lietuvių diaspora yra didžiulis turtas, kurį Lietuvos valstybė tikrai galėtų išnaudoti, bet ir patys pasaulio lietuviai turėtų, mano manimu, parodyti, kad jie gali būti naudingi ir vertingi Lietuvai. Šiuolaikinėje daugiakultūrinėje aplinkoje ir globalizacijos amžiuje pasaulio lietuvio portretas yra nuolat kintantis. Užsienyje gyvenantys lietuviai turi labai skirtingus poreikius, interesus, pomėgius. Nuo Sibiro tremtinių ir jų palikuonių iki Pietų Amerikoje jau bemaž šimtmetį gyvenančių mūsų tautiečių, nuo gilės veiklos tradicijas sukūrusių Šiaurės Amerikos lietuvių iki po Europą patirties ir žinių pasisemti pasklidusio jaunimo. Tai yra visiškai nauja realybė, kur nepaisant fizinės tavo paties buvimo vietos, tu gali išlaikyti labai gyvą ryšį su valstybė. Dėl to manau, kad tos iniciatyvos jos labai gajos. Ir GLE, globalūs Lietuvos lyderiai, viena iš tų pavyzdžių, kur iš tikrųjų, kuri bando jungti tiek verslo, tiek viešųjų įstaigų žmonės, tiek ir užsienyje gyvenančių lietuvius į vieną bendrą tautą. Dalintis patirtimi, dalintis idėjomis ir dalintis iš tikrųjų įvairiomis galimybėmis, kaip padėti mūsų tėvynei. Štai Arnoldas Pranckevičius gimė ir augo Lietuvoje. Šiuo metu yra Europos parlamento pirmininko Martino Šulco išorės politikos patarėjas, taip pat Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas. Tu pats kaip individas gali žengti tą pirmą žingsnį savo valstybės link. Ir man atrodo, tiek Londono Sičio klubas, tiek mūsų Belgijos lietuvių bendruomenė, tiek labai aktyvūs tautiečiai Jungtinėse valstijose parodo savo pavyzdžius, savo įvairiomis iniciatyvomis, paramos iniciatyvomis, verslo iniciatyvomis, visuomeninėmis įvairiomis akcijomis, kad jie patys imasi būtent to vaidmens, netgi neskatinami. Politologas Darius Udrys Lietuvoje gyvena tik metus, tačiau puikiai kalba lietuviškai. Gimęs ir augęs Mičigane, vėliau dirbęs Prahoje ir Los Andžele, visuomet laikė save lietuviu. Lietuva apskritai man yra brangi, nes tai yra mano tėvų žemė ir visada augom, kaip sakiau, su ta kultūra namuose ir jaučiuosi čia namuose ir dėl to galiu pasidžiaugti, kad esu čia. Aš atvykau pernai, gegužės mėnesį ir mane pakvietė dirbti Europos humanitarinis universitetas. Jiems reikėjo plėtros specialisto ir mane būtent sudomino šis projektas, kadangi tai yra Lietuvoje, mano tėvų žemė, bet tai yra tarptautinis projektas, kuriame Lietuva parodo lyderystę šiame regione, vadovaudama tokiam projektui ir kviesdama universitetą čia įsikurti ir labai remdama ir organizuodama jam papildomą paramą iš kitų šalių vyriausybių ir fondų ir organizacijų ir individų. Per porą šimtų metų Lietuva išgyveno 4 emigracijos bangas. Atsargiais skaičiavimais už Lietuvos ribų gyvena per milijoną lietuvių kilmės, iš Lietuvos kilusių ryšį su Lietuva turinčių žmonių. Globalios Lietuvos programa ir įvykę pirmieji Globalios Lietuvos apdovanojimai praėjusių metų pabaigoje siekia pristatyti tokius žmonės, apie kurių ryšius su Lietuva žino kol kas tik siauras ratas lietuvių. Ivanas Glasenbergas už pasaulinę verslo sėkmę. Vienas stipriausių ir sėkmingiausių derybininkų verslo pasaulyje. Litvakas gimęs Pietų Afrikoje. Jo tėvas Samuelis Glasenbergas gimė Lietuvoje, o motina Blanche kilo iš Pietų Afrikos. Massimiliano Fuksas už išskirtinį architektūros talentą pasaulyje. Vienas žymiausių architektų pasaulyje. Architektas taip pat yra Lietuvos architektų sąjungos garbės narys. Esu patrakęs lietuvis, gimęs Romoje. Mėgsta kartoti Massimiliano Fuksas, dirbęs vizituojančių profesoriumi prestižiniuose pasaulio universitetuose. Ratas tų žmonių, kurie vis dėlto yra susiję su Lietuva, kilę iš Lietuvos ir supranta, kad jie yra vis dėlto lietuviškos kilmės. Yra susiję su Lietuvos valstybė vienaip ar kitaip, yra pakankamai didelis. Tik tai klausimas, kad mūsų tas, lokatorius, kuriuo mes bandom, kuriuo mes suprantam ir pagaunam, kas yra savas ir kas nesavas, jis netaip nustatytas, netom bangom dirba. Ta bendruomenė, iš Lietuvos kilusių žydų bendruomenė yra akivaizdžiai, jinai yra globali. Jinai yra visose pasaulio šalyse, jų galima sutikti, turi didžiulę kompetenciją, išsilavinimas, galiu pasakyti, tose pačiuose Jungtinėse valstijose maždaug 4/3 visų turi akademinius laipsnius, visi mokslo daktarai yra 1/3. Tai tarsi potencialas yra labai didžiulis. Globalios Lietuvos programa siekia išvelgti naujas galimybės, bandyti panaudoti užsienyje gyvenančių mūsų tautiečių sukauptas žinias ir patirtį, Lietuvos valstybei kurti, protų nutekėjimo procesą paversti produktyvia protų apykaita.